Labadiena, aš esu žurnalistas Lygius Idakauskas iš laidos Kitam gale kablys. Šiandien jums pristatysime nuostabią parduotuvę pavadinimu Žuvytė jau pas tave ir supažindinsime su tos parduotuvės veikla. Nagi, eime pažiūrėti. Susipažinkime su šios parduotuvės savininku Blukiu Žuvakiu. Labadiena. Labadiena. Malonu, kad pasikvietėte į šitą parduotuvę ir mums labai įdomu mūsų klausytojams sužinoti, ką jūs veikiate šitoje parduotuvėje ir ką čia galima nusipirkti. Dabar, čia taip yra panašiai, mes galime pagaminti jums rūkytų žuvų, Galime parodyti, kur tos rūkytos žuvys. Rūkytos žuvys yra štai čia. Tada mes dar turime tokių pateptų žuvų, kuriuose galima, va čia va, kaip matote, va čia yra tokie, čia yra, tokios tiesiog paprastos, kur galima išsinešimui pasiekti, kad galima dar čia prisidėti savo priedų, jeigu nori. Ir tada va čia va štai čia. Čia yra tokios biškai pagardintos su tokiu specialiu, tokiu prieskoniu, kurių tikrai nerasi Lietuvoje. O čia jos papjaustytos? Taip, čia jos yra papjaustytos. O kas čia va, yra kečiupas kažkoks? Ne, čia tiesiog dėl grožio. Supratau. Ir dar turime žuvų salotų, turime žuvų ryžių, turime žuvų sriubos ir turime prie to, prie šitų trijų dalykų, turime priedą batoną. Gal galėtume užsisakyti keptos žuvies? Keptos žuvies? Taip. Su pagardais ar paprasta? Su pagardais. Gerai. Ar papjaustyta ar paprasta? Su servetėle. Su servetėle. Arba paprasta. Tai su servetėle. Gerai. Gerai. Pirmiausia, mes išvėjome. Opa. Dabar mes turime ištraukti šitą ir įdėti žuvytę. Mes turime įkišti. Čia krosnis? Taip, čia yra tokia krosnis. Ir dabar mes turime, jeigu norite, galite paspausti tą mygtuką. Noriu. O čia jau pradėjo kepti? Taip, dabar reikia palaukti. Gerai. Dabar žiūrėkime į kitą pusę. Gerai, laukim. Dabar, tai va čia šitą. Dabar žiūrėkime čia. Tai čia jūs dar ko norėtumėte? Jūs dar kažko norėtumėte ar nenorėtumėte? Gal batoną? Batoną? Gerai, tai čia mes turime paimti batoną. Ir mes jums įdėsime į maišiuką. Ačiū. Jūs maišiuką. Gerai, ačiū. Jau iškepė, turim nueit paimti. Kaip iškepė parudavo. Gerai, dabar šitą pirmiausia turim paimti servetėlę ir paimti šitą ir aš to jums suvaniosiu. Aha, štai taip. Ir dėsiu jums į krepšelį. Dar kažką pageidausite, norite gal sriubų kažkokių, ar salotų, ar kažkaip panašiai? Norėčiau sriubos. Sriubos. Gerai, mes turime ją pašildyti. Dar prieš tai norėtumėte kažko, pavyzdžiui, norėtumėte gal rūkytos mėsos, ar norėtumėte paprastos mėsos? Norėčiau rūkytos mėsos. O norėtumėte šaltos pabandyti, labai skanu šitais yra, ar norėtumėte pašildyti? Šaltos. Gerai, tada einame čia. Turime paimti vieną. Va, gerai. Tai dabar šitą mes jums įdėsim į krepšelį. Tai dar ką nors pageidautumėt? Jau susimokėsiu, kiek kainuos? Tai gerai, pagalvok. Jūs norėjote vienos sriubos, batonas nemokamai, tai jūs turite, dar čia, tuoj palaukit, čia jums susilo sriuba. Tai jūs sakė, tai sriuba kainuoja 2 eurus, tada žuvis kainuoja 7 eurus. Tiksliau, nes žuvis, bet gerai sumokėsiu, palaikysime jūs. Šitą, tiksliau sriuba kainuoja 2 eurus, biškai susipainiau, tada žuvis kainuoja 3 eurus ir batonas nemokamai. Valio, batonas nemokamai! Tai duokite 5 eurus, prašau. Gerai, minutėlę einu prie savo piniginės. Čia mano pinigai. O, štai, jums pinigas. Ačiū. Tai gerai, viso geriausio. Ačiū jums labai. Palaukit, pamiršot savo pirkinį. Viso geriausio. Viso geriausio. Tai va, prisipirkau daug žuvies ir visus vienam gale kablys žiūrovus kviečiu užsukti į šitą parduotuvę, kuri vadinasi Žuvytė jau pas tave. Dabar mes jau valgysime. O, kokia puikia vietelė atsisėdimui. Čia ir pavalgysiu. Dabar viską išsidėliosiu ir pavalgysiu. Opa. 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 Nu va, dabar pavalgysiu. Kokia skani žuvytė. Opa. Dabar suvalgysim batoną. Koks skanus buvo batonas.
Kokia skani sriubytė. Na ir pabaigai liko žuvytę, išsivyniosiu iš servetėlės ir suvalgysiu. O, išsivyniojau, dabar suvalgysiu. Niam, na va, ir pabaigiau valgyti. Ir šiandien dienos vakarienė jau baigta. Ir atsisveikinsiu su jumis, mėly žiūrovai, ir palinkėsiu jums užsukti į restoraną bei parduotuvę. Žuvytė jau pas tave.